koks yra pats pelningiausias laikas tam tikram verslui? Epidemijos, karai, konfliktai, stichinės nelaimės, kada ir valdžia, ir žmonės priversti priimti sprendimus labai greitai, be ypatingų analizių, kada nelabai įmanoma. Tai šitoje vietoje aš manau, kad buvo visko, bet, žinot, aš 4 kartus. Dėl to, kad daug keliavau, važinėjau ir man ten buvo, važiuoju, nu tai reikia naujas Aš manau, kad bet ar aš turiu kažkokį šalutinį poveikį? Pagyvensim, pamatysim. Ja, bet, žinot, žmonės yra skirtingi, pas vienus imunitetas stiprus, Be abejonės, nėra Mhm. vienos, kaip sakant, taisyklės, bet aš manau, kad buvo visko ir korupcijos, ir valdžios neprofesionalumo, ir pagaliau diskutavimo klausimas. Nežinot, krizinės situacijose visą laiką iškyla daug, valdžia kažką teigia, bet visuomenėje taip pat žmonės įsitempia, jie turi savo kitą galbūt nuomonę. Ir man visą laiką nepriimtina, kada valdžia vietoj to, kad diskutuotų ir paaiškintų ar polemizuotų, tai jinai daro iš karto spaudimą. Ne, mes tave priversim, mes tave nubausim, mes tau to neleisim.